Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien susitinkame su jumis dar vienoje tiesioginėje transliacijoje, kurioje kalbėsime apie paramą Lietuvos kaimo plėtrai. Šios dienos tema yra parama smulkiesiems ūkininkams pagal naujojo programinio laikotarpio 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės labai smulkių ūkių plėtra ir smulkių vidutinių ūkių plėtra. Aš esu nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė Ilma Širpšienė. Na, o šiandien, kadangi kalbėsime apie dvi paramos priemonės, mes turime dvi viešnias. Tai yra regionų koordinavimo skyriaus atstovės Toma Eidintaitė, laba diena, ir Greta Kamanaitė. Sveiki. Kaip žinia, parama smulkiesiems ūkininkams bus skiriama ir administruojama pagal naujas įgyvendinimo taisyklės. Tai yra atskiros dvejos įgyvendinimo taisyklės, jose yra ir panašumų, ir skirtumų, ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį pareiškėjams, kokią aktualią informaciją jam būtina žinoti, šiandien ir pakalbėsime. Primenu, kad paraiškos tiek pagal vieną, tiek pagal kitą priemonę jau yra priimamos agentūroje, jos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu per žumis, ir jos galės būti priimamos iki gruodžio 29 dienos, taigi beveik iki metų galo. Taip pat norėčiau priminti, kad visos šios transliacijos metu jūs galite pateikti mums klausimus. Į juos mes atsakysime antroje transliacijos dalyje po pertraukėlės. Klausimus jūs galite pateikti mūsų svetainės skiltyje, svetainės parama.kaimui.lt skiltyje susisiekite užpildę klausimyno pildymo formą. Na, o dabar aš norėčiau perduoti žodį mūsų kolegėms. Šiandien jums pristatysime pagrindinės 2023-2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių labai smulkių ūkių plėtra ir smulkių vidutinių ūkių plėtra įgyvendinimo taisyklių nuostatas. Paramos paraiškos pagal šias priemonės yra priimamos nuo spalio 31 dienos iki gruodžio 29 dienos. 2023 metų kvietimui labai smulkiems ūkiams skirta 3 milijonai eurų, o smulkiems vidutiniams ūkiams 9 milijonai eurų lėšų. Pareiškėjai gali teikti paraiškas dotacijai, tai yra vienkartiniai išmokai gauti. Paraiškas galima teikti tik naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema Žumis. Žumis turite užpildyti jau suformuotą paraiškos formą ir pridėti prie jos reikiamus dokumentus, kurie aktualūs jūsų paraiškos vertinimui. Pagal labai smulkių ūkių plėtra ir smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonės yra remiamos dvi veiklos. Tai yra žemės ūkio produktų gamyba bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir arba išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, skaitant ir pirminį perdirbimą. Paraiškas pagal šias priemonės gali teikti fiziniai asmenys, kurie paraiškos teikimo metu turi būti ne jaunesni kaip 18 metų bei savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Taip pat juridiniai asmenys, kurie turi būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad paraiškos pagal abi priemonės gali būti teikiamos kartu su partneriais, kurių skaičius nėra ribojamas. Trumpai norėtume aptarti, kokie partneriai yra galimi bendradarbiavimui. Teikiant paraiškas pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra, partneriais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Svarbu pažymėti, kad juridinis asmuo negali teikti paramos paraiškos su partneriais, taip pat negali būti partnerių. Paraišką pateikusios žemės ūkio kooperatinės bendrovės nariams nėra ribojama to paties kvietimo metu paraiškas kaip ūkininkams teikti savarankiškai arba dalyvauti projektuose būnant partneriais. Teikiant paraišką pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra, partneriais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, bei juridiniai asmenys savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Pažymime, kad reikalavimas turėti valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Toliau aptarsime pagrindinės tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, kuriuos turi atitikti pareiškėjai, ketinantys teikti paraiškas pagal labai smulkių ūkių plėtrą
arba smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonių. Pareiškėjo siekiančio gauti paramą projektas turi atitikti bendrasias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus. Projekto investicijos turi pagerinti bendrus valdos veiklos rezultatus. Taip pat svarbu pažymėti, kad parama teikiama sutarties dėl ES veikimo pirmo priedo produktų pirminiai gamybai ir valdoje pagamintiems ir arba užaugintiems produktams perdirbti, įskaitant pirminį perdirbimą. Dar vienas svarbus tinkamumo gauti paramą reikalavimas, kad pareiškėjas, siekiantis gauti paramą, turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio veikla ir arba valdose pagamintų ir arba užaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir arba perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą ir pateikimu rinkai netrumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Toliau norime atkreipti jūsų dėmesį į specifinius tinkamumo gauti paramą reikalavimus, taikomus kiekvienai iš šių priemonių. Prašantis paramos pagal labai smulkių ūkių plėtra priemonę turi atitikti įgyvendinimo taisyklių 22.3 papunktyje nustatytą žemės ūkio valdos ekonominį dydį VED. Kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, VED turi būti ne mažesnis kaip 8 000 eurų ir nedidesnis kaip 16 000 eurų, kai paraiška teikiama su partneriu, kiekvieno, tai yra tiek pareiškėjo, tiek partnerio, VED turi būti ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir nedidesnis kaip 16 000 eurų. Prašantis paramos pagal smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonę turi atitikti įgyvendinimo taisyklių 22.4 papunktyje nustatytą žemės ūkio valdos ekonominį dydį, kuris pareiškėjo ir partnerių, kai paraiška teikiama su partneriais, kiekvieno atskirai, turi būti ne mažesnis kaip 16 001 euras ir nedidesnis kaip 30 000 eurų. Taip pat norime akcentuoti, kad prašančių paramos pagal smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonę pajamos iš žemės ūkio veiklos ir arba valdose pagamintų ir arba užaugintų žemės ūkio produktų supirkimo ir arba perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą ir pateikimo rinkai per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo, turi sudaryti ne mažiau kaip 50% visų ūkio subjekto pajamų. Teikiantis paraiškas pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra, paramos gali prašyti iki 100 000 eurų ir gauti 85% paramos intensyvumą. Teikiantis paraiškas pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra, paramos gali prašyti iki 200 000 eurų ir gauti iki 65% paramos intensyvumą arba iki 80%, jei paraišką teikia jaunasis ūkininkas, besikreipiantis paramos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantis administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus. Ketinantis teikti paraiškas pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra arba smulkių vidutinių ūkių plėtra turėtų žinoti šių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus. Trumpai juos jums pristatysime. Priemonės labai smulkių ūkių plėtra atrankos kriterijai. Atrankos balai suteikiami, jei paraiška teikiama su partneriais. Kai paraiška teikiama su vienu partneriu, suteikiama 10 balų, su 2 partneriais 20 balų, su 3 ir daugiau partnerių, arba jei paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, suteikiama 30 balų. 20 atrankos balų suteikiama pareiškėjams, kurie vykdo ekologinę gamybą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą. 5 atrankos balai suteikiami pareiškėjams, kurie vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. 10 atrankos balų gali gauti pareiškėjai, kurie vykdo savo ūkyje pagamintų ir arba užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė, fizinė ir ar cheminė sudėtis. 20 balų gali būti suteikiama mišrios specializacijos pareiškėjo ūkiui.
o pareiškėjams, investuojantiems į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas, gali būti suteikiama 15 balų. Toliau pristatysime priemonės smulkių vidutinių ūkių plėtra atrankos kriterijus. 15 atrankos balų suteikiama pareiškėjams, kurie jau vykdo savo ūkyje pagamintos ir arba užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir pajamos iš žemės ūkio produkcijos perdirbimo sudaro daugiau kaip 50% visų veiklos pajamų. Jei pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos dar nevykdė perdirbimo veiklos, bet projekte numato tokią veiklą vykdyti, taip pat gali gauti 15 atrankos balų. Svarbu paminėti, kad tokiu atveju pateiktame projekte turi būti numatytos investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimo įrenginius, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50% visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės. Nuo 10 iki 20 atrankos balų gali gauti pareiškėjai, kurių projektuose diegiamos inovacijos. Atrankos balai taip pat skiriami projektams prisidedantiems prie aplinkos ir klimato tikslų. Jei pareiškėjas dalyvauja, tai yra pateikta paraiška strateginio plano intervencinėje priemonėje, kuri patenka į klimatui, aplinkai ir gyvūnų geroviai naudingas sistemas, ekologinės schemas, suteikiama 15 balų. Jei pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą, suteikiami 25 balai. Jei pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, suteikiama 10 balų. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad už šį atrankos kriterijų gali būti suteikiama nedaugiau kaip 25 balai. Iki 5 atrankos balų suteikiama pareiškėjams, kurie numato padidinti gamybą ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1% lyginant su ataskaitiniais metais. 15 atrankos balų gali gauti pareiškėjas, kuris yra jaunasis ūkininkas fizinis asmuo. Atrankos balai taip pat suteikiami, jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas. Tokiu atveju suteikiama 15 balų arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, kuriam gali būti suteikiama 10 atrankos balų. 5 atrankos balus gali gauti pareiškėjai, kurie savo projektuose numato investicijas į pieno melžimo ir šaldymo įrangą. Ačiū Jums už dėmesį, dabar perduodu žodį kolegijai. Toliau apžvelgsime priemonių labai smulkių ūkių plėtra ir smulkių vidutinių ūkių plėtra tinkamas finansuoti išlaidas. Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, o pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra galima įsigyti ir naujos N kategorijos transporto priemonės, skirtas žemės ūkio produktams gabenti, pienovežiai, sunkvežimiai gyvuliams vežti, transporto priemonės su temperatūriniu režimu. Taip pat tinkamos finansuoti išlaidos yra projekte numatytai veiklai, vykdyti būtinų pastatų ir arba statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai rankos būdu ir bendrosios išlaidos. Ketinantiems teikti paraiškas pagal abi priemonės svarbu žinoti įsipareigojimus, kuriuos pareiškėjai gaunantis paramą prisiima. Toliau aptarsime pagrindinius įsipareigojimus, taikomus tiek pareiškėjai, tiek partneriui, jeigu paraiška teikiama su partneriu pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra. Taigi, prisiimami bendrieji įsipareigojimai, kurie nurodyti administravimo taisyklėse, tokie kaip laiku pateikti mokėjimo prašymus ir reikiamus jų priedus, viešinti paramą vadovaujantis viešinimo taisyklėmis ir kiti bendrieji įsipareigojimai. Užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis VED, kaip paraiška teikia vienas žemės ūkio subjektas, nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 8 000 eurų. Ir kai paraiška teikiama su partneriu, ne mažesnis kaip 4 000 eurų.
Užtikrinti, kad buhalterinė apskaita bus tvarkoma darant dvejybinį įrašą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį. Projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitikti atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai bus įteikti balai. Ir pradedant kontrolės laikotarpiu metais, einančiais po projekto įgyvendinimo metų, atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritinės reikšmes. Toliau aptarsime ir pagrindinius įsipareigojimus ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra. Norime pažymėti, kad jei paraiška teikiama kartu su partneriais, partneris taip pat prisiima įsipareigojimus. Taigi, pareiškėjas prisiima bendruosius įsipareigojimus nurodytus administravimo taisyklėse, tokius kaip išperkamąją nuomą įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybė iki projekto įgyvendinimo pabaigos, viešinti paramą vadovaujantis viešinimo taisyklėmis, laiku pateikti mokėjimo prašymus ir teikiamus jų priedus bei kiti bendrieji įsipareigojimai. Taip pat būtina užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartinė veikla verte nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 16 001 euras. Pareiškėjas įsipareigoja verslo plano įgyvendinimo metu ir verslo plano kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitikti atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai suteikiami balai. Kai paraiška teikiama su partneriu, partneris prisiima bendruosius įsipareigojimus, nurodytus administravimo taisyklėse. Nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už strateginio plano įgyvendinimo teritorijos ribų, nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų nuo paramos sutarties sudarimo, kai sutartis nesudaroma, nuo sprendimo skirti paramą datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams ir kitus bendruosius įsipareigojimus. Taip pat partneris užtikrina, kad valdos ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartinė verte nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 16 001 euras. Na ir pabaigai norėtume pateikti informaciją, kurią taip pat svarbu žinoti ketinantiems teikti paraiškas pagal labai smulkių ūkių plėtra ir smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonės. Teikiant paraišką pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra, svarbu žinoti, kad į paraišką yra integruotas verslo planas, kuris yra sudėtinė paramos paraiškos dalis. Paraiškos yra vertinamas pagal atrankos ir tinkamumo kriterijus. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30 balų. Šioje priemonėje projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai, o projekto kontrolės laikotarpis 3 metai. Maksimaliai galima teikti iki 10 mokėjimo prašymų ir galimi 2 lėšų išmokėjimo būdai – išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas. Teikiant paraišką pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra, svarbu žinoti, kad suteikiama paramos paraiška būtina pridėti ir verslo planą, kuris pridedamas kaip atskiras dokumentas. Paraiškos pagal šią priemonę vertinamos pagal atrankos ir tinkamumo kriterijus, o privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 35 balai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai, o projekto kontrolės laikotarpis 5 metai. Maksimaliai galima teikti iki 10 mokėjimo prašymų ir galimi 2 lėšų išmokėjimo būdai – tai išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas. Ačiū uždėmesi. Kągi, ačiū merginoms už tokią aktualią ir koncentruotą informaciją. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, po kurios mes peržvelgsime jūsų pateiktus klausimus. Primenu, kad klausimus galite užduoti užpildę elektroninę formą mūsų NMA svetainėje. Sveiki sugrįžę. Primenu, kad šios transliacijos tema yra parama smulkiesiems ūkiams. Tai yra parama labai smulkių ūkių plėtrai ir smulkių vidutinių ūkių plėtrai. Per pertraukėlę gavome tikrai nemažai jūsų klausimų. Mes juos aptarėme ir dabar į juos atsakysime. Taigi, Dovilė klausia. Sveiki, kiek balų galima tikėtis gauti pareiškėjui ir 2
partneriams - 20 ar 30? Čia pagal paramą labai smulkiems ūkiams. Kai paraiška teikiama su 2 partneriais, suteikiama 20 balų. Taigi, Justinas Tatkus klausia: Labą dieną, priemonė smulkių vidutinių ūkių plėtra. Deklaruoju 34 hektarus žemės, augalininkystės ūkis, VET 27 000 eurų. Ar galiu pirkti 200 arklių galios traktorių? Taip, galima pirkti tokį traktorių. Svarbu, kad pareiškėjas su paramos paraiška pateiktų dokumentą, kuriame būtų atlikti skaičiavimai ir pagrindžiama įsigyti investicijų būtinybė. Taip pat Justinas užduoda ir kitą klausimą, taip pat smulkių vidutinių ūkių plėtrai. Ar perkant šiuolaikišką ir inovatyvų traktorių galima pasiekti pirmą inovatyvumo lygį ir gauti 20 balų? Norėtume pažymėti, kad inovatyvumo lygis yra nustatomas vadovaujantis projektų inovatyvumo vertinimo metodikoje nurodytus inovatyvumo kriterijus. Norime pažymėti, kad išankstinis paraiškos vertinimas nėra atliekamas. Ir nepriimami išankstiniai sprendimai vadovaujantis pareiškėjų klausimuose pateikta informacija. Ne? Taigi, toliau turime klausimą, klausė Kristina Lileikienė. Ūkininkas 3 metus deklaruojantis pasėlius turi įregistravęs valdą, tvarko buhalterinę apskaitą. Ūkininko ūkį įregistravęs prieš 2 savaitės. Ar jis bus tinkamas pareiškėjas? Ne, pareiškėjas toks nėra tinkamas, nes remiantis įgyvendinimo taisyklių tinkamumo kriterijumi, pareiškėjas turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio valdoje pagamintų ir arba užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu. Ir tai būtent šis tinkamumo kriterijus yra patikrinamas pagal ūkininko ūkio įregistravimo datą. Ir ji turi būti ne vėlesnė nei 1 metai iki paraiškos pateikimo. Taip pat Kristina uždavė ir kitą klausimą, kaip apskaičiuoti balus pagal inovatyvumo lygį. Inovatyvumo balai yra apskaičiuojami vadovaujantis projektų inovatyvumo vertinimo metodika ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengta Excel skaičiuoklė. Ačiū, Toma. Turime tokio klausytojo, kuris pasivadino Eko Bielkis klausimą. Pretenduojant pagal priemonę smulkių vidutinių ūkių plėtra, jei man 36 metai ir deklaruoju pasėlių savarankiškai daugiau kaip 5 metus, ar gausiu papildomus 15% intensyvumo kaip jaunasis ūkininkas? Taip, pareiškėjas gali gauti didesnį paramos intensyvumą šiuo atveju. Taip. Turime Lijanos klausimą. Žemės ūkio produktų gamyba, mėsinių galvijų auginimas ir ar grūdų auginimas. Ar tinka? Taip, tai yra tinkama. Taip pat turime Jurgos klausimą vidutinių ūkių plėtra. Koks partnerio vaidmuo projekte ir koks privalumas paraišką teikti su partneriu? Taisyklėse nematau nei didesnės paramos, nei papildomų balų už paraiškos teikimą su partneriu. Tai yra tiesiog pareiškėjo pasirinkimas į projektą ir įtraukti partnerius. Taigi, bet papildomų balų tikriausiai galima gauti pagal kitą priemonę. Taip, pagal labai smulkių ūkių plėtrą galima gauti iki 30 balų, tai yra jeigu dalyvaus 1 partneris, tai bus suteikiama 10 balų, jeigu 2 partneriai 20 balų ir jeigu 3 partneriai 30 balų. Ar paraišką gali teikti asmuo su partneriu, kai partneris valdą įregistravo šiemet, partneris ūkininko pažymėjimą taip pat įgijo šiemet? VET pareiškėjo ir partnerio yra daugiau kaip 4000. Ne, negalima, nes pareiškėjas ir partneris turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio veikla ir produktų pateikimu netrumpiau negu 1 metai iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Ačiū. Indrė uždavė klausimą, norint dalyvauti paramoje, ar būtina vykdyti perdirbimą, ar už perdirbimą galima gauti tik papildomų balų? Norint dalyvauti paramoje, nėra būtina vykdyti perdirbimą, tik tais už perdirbimą yra suteikiami papildomi atrankos balai. Bet teikiant paraišką nėra būtina.
vykdyti. Taip pat turime dar vieną Indrės klausimą. Kuo skiriasi išlaidų apmokėjimo būdai, kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas? Na, čia toks bendras klausimas. Tai išlaidų kompensavimo būdas yra toks, kai pareiškėjas po paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrasias išlaidas, perka savo lėšomis kažkokią tais investiciją ir paskui gali, teikdamas mokėjimo prašymą, gali gauti lėšas iš agentūros, paramos lėšas. Taip, dabar smulkių vidutinių ūkių plėtrai čia skirtas klausimas, ar mokamas avansas pagal šią priemonę? Ne, pagal šią priemonę avansas nėra mokamas. Čia taip pat kalbama apie smulkių vidutinių ūkių plėtrą. Neužsiimu žemės ūkio produktų perdirbimu, tačiau planuoju šią veiklą vykdyti po paraiškos pateikimo. Ar galiu gauti atrankos balus už tai? Taip, pareiškėjas gali gauti 15 balų už tai, jeigu teikdamas paraišką jau vykdo perdirbimą arba tik numato vykdyti perdirbimą, bet kaip ir minėta, investicijos į perdirbimo įrenginius turi sudaryti daugiau kaip 50% visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės. Taip, esu jaunasis ūkininkas, ar galiu pretenduoti į didesnį paramos intensyvumą? Taip, galima. Svarbu, kad paraiškos pateikimo dieną pareiškėjų nebūtų suėję 49 metai. Kitas klausimas, taip pat apie smulkių vidutinių ūkių plėtrą. Investuosiu į augalininkystės sektorių. Ar traktorius yra tinkama finansuoti išlaidą? Taip, traktorius yra tinkama. Turime ir dar vieną klausimą. Vykdau ekologinę gamybą. Koks turi būti sertifikuotas žemės ūkio naudmenų plotas, kad gaučiau atrankos balus? Turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 90% deklaruoto naudmenų ploto. Taigi, bendras klausimas. Koks yra projekto kontrolės laikotarpis? Čia turbūt tinka abiem priemonėm. Tai smulkių vidutinių ūkių plėtra priemonėje kontrolės laikotarpis yra 5 metai. O labai smulkių ūkių plėtra tai 3 metai. Taip pat turime klausimą, ar parama išmokama ir pareiškėjui, ir partneriui? Paramos lėšas skirtas projektui įgyvendinti tiesiogiai gauna tik pareiškėjas. Kitas klausimas. Ar projekto partneris gali būti nebaigęs įgyvendinti savo ankstesnio projekto? Partneris gali būti dar neįgyvendintas ankstesnio investicinio. Taip, turime dar vieną klausimą. Ar pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinęs projektą didinti produkcijos standartinę vertę išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį? Nėra tokio įsipareigojimo taisyklėse padidinti valdos ekonominį dydį. Svarbu, kad jis nesumažėtų, būtų ne mažesnis nei 16 101 euras. Viso projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpis gali būti mažesnis nei 16 101 euras. Taip, ir dar vienas klausimas, matyt irgi bendras. Iki kada turiu įgyvendinti projektą? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Dėkui. Taip pat turime klausimą, koks turi būti produkcijos standartinė vertė išreikšta žemės ūkio valdos ekonominis dydis, kai teikiu paraišką pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra? Vedė turi būti nuo 8 000 iki 16 000 eurų. O kai paraišką teikia su partneriu, tai nuo 4 000 iki 16 000 eurų kiekvieno tiek pareiškėjo, tiek partnerio atskirai. Ačiū. Taip pat klausimas apie labai smulkių ūkių plėtrą. Ar reikia teikti komercinius pasiūlymus? Taip. Vienareikšmiškai. Taip. Kitas klausimas. Ar galima pirkti naudotą techniką?
čia turbūt gal Greta atsimena. Ne, turi būti įsigijama nauja tiek žemės ūkio technika, tiek įranga. Mhm. Taigi vėl klausimas apie labai smulkių ūkių plėtrą. Koks yra didžiausias paramos intensyvumas pagal šią priemonę? 85%. Vėl apie avansą ir šį kartą apie smulkių ūkių plėtrą. Ar mokamas avansas pagal šią priemonę? Ne, nemokamas avansas pagal šią priemonę. O ar partnerių gali būti šeimos nariai? Taip, partnerių gali būti šeimos nariai. Svarbu pažymėti, kad svarbu, kad jie vykdytų žemės ūkio veiklą savarankiškai ir nebūtų sukurtos dirbtinės sąlygos paramai gauti. Taigi dar vienas klausimas. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra? Čia vėlgi panašiai kaip ir ankstesnis. Taip, turi būti neilgesnis negu 24 mėnesiai. Mhm. Taip pat Loreta klausia, ar partneris turi atitikti atrankos kriterijus? Ne, partneris neturi atitikti atrankos kriterijus, atrankos kriterijai taikomi tik pareiškėjai. Dar vienas klausimas apie labai smulkių ūkių plėtrą. Ar galiu įsigyti daugiamečius augalus ir juos pasisodinti pats? Ne, turi būti daugiamečiai augalai įsigijami ir atlikti jų sodinimo darbai rangos būdu. Taip pat klausimas iš Vytauto. Ar žemės įsigijimo išlaidos kompensuojamos pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra? Ne, žemės įsigijimo išlaidos yra nekompensuojamos, netinkamos finansuoti. Turime dar vieną klausimą ir vėl labai smulkių ūkių plėtra. Ar pridėtinės vertės mokestis yra kompensuojamas pagal šią priemonę? Ne, nėra kompensuojamas. Dar vienas klausimas ir matyti jau paskutinis. Planuoju vykdyti ekologinę gamybą. Ar galiu gauti atrankos balus pagal priemonę labai smulkių ūkių plėtra? Ne, atrankos balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas jau vykdo ekologinę gamybą. Kągi, ačiū. Kol kas turime tiek klausimų. Na, o aš norėčiau priminti, kad jeigu jūs negavote atsakymų į šiandien pateiktus klausimus, mes būtinai į juos atsakysime, jeigu jūs esate nurodę savo elektroninio pašto adresą. Taip pat klausimus jūs rasite mūsų svetainėje DUK skiltyje. Na, o dabar aš norėčiau labai padėkoti savo kolegėms Tomai ir Gretai už šiandien skirtą laiką, už atsakymus į klausimus ir jums, mieli žiūrovai, už jūsų aktyvumą. Dėkoju ir iki kitų susitikimų.